Taigi šiandien pakalbėsim apie oro gynybą. Ir sakyčiau, kad vakarų pasaulis turi tokią visai nemažą oro gynybos problemą šiuo metu. Tuo tarpu, kai visa Europa, galim sakyti, netgi pramagojo visą oro, oro pavojų ir oro gynybos sistemų tobulėjimo ciklą, tai yra, kad mes prieš karą turėjom pagrindę sistemos, kurios gynasi nuo raketų, tada europiečiai vis dar ne iki galo pasivijo visą dronų pavojaus gynybą. Ir dabar mes vėl esame ties tą vietą, kur turime stygio gynybai nuo raketų. Ir specifiškai balistinių raketų. Nes kažkas kažkuriame kitame kare baisiai daug išsišaudė savo atsargų. Ir pradėkime nuo to. Grįžtame atgal, ta prasme, į praeitą žiemą ir prisiminkim, kad Ukraina turėjo baisiai didelę problemą, nes rusai atakavo jos energetiką. Aišku, čia buvo kita problema. Energetikos objektai buvo nepakankamai tinkamai apginti. Bet šią žiemą gali būti, kad Ukraina turės panašią problemą, tik tai truputį kitų kampų pasukta ir jin bus tame, kad ukrainiečiai neturės pakankamai būtent oro gynybos sistemų raketų ir specifiškai gintis nuo rusų balistinių raketų. Ką mes nesenai matėme, tai įvyko du nelabai geri tokie malonus dalykai. Tai vienas, Trumpas buvo baisiai prisižadėjęs, kad leis ukrainiečiam gaminti Patriot raketas. Tai nebūtinai pilnas raketas nuo iki, bet bent jau kažkokius komponentus, kas padės amerikiečiam užsipildyti savo esamą dabartinį stygio, nes tarp kitko ir tie patys Lenkai, nors ir turi licenciją ir gamina tas raketas, jau gamina, jie gamina tam tikrus komponentus ir vokiečiai lygiai taip pat negamins raketos nuo iki, bus tam tikri komponentai daromi ir po to arba amerikiečiai atsiųs kažkokias detalės, arba gal į Ameriką bus siunčiama, kur jau konstruojama ta pilna raketa bus. Bet esmė, kad tų raketų atgaminimas vyks greičiau ir va štai ukrainiečiams, kas buvo prižadėta, Trumpas labai trampiškai greitai apsisuko ir pasakė, ne, mes čia dar taip nesakiau ir mes čia dar turim pagalvoti ir taip toliau. Ir kitas momentas yra, kad esant dabartiniam rusiškų balistinių raketų puolimo tempui, Zelenskis jau gan atvirai kalba Europos partneriams, kad jie turi Patriot raketų stygio, gan nemažą, prašo suteikti raketų, kas gali, ir taip pat Amerikoje pas Trumpą taip pat prašė 300 raketų žiemos sezoną išgyventi. Ir čia tas momentas yra, kur vat amerikiečiai vat negali šiai dienai suteikti tų raketų. Nes kaip ir minėjau video pradžioj, jie tiesiog išsišaudė. Nes savo kare Irane jie neturėjo tiek tokios sluoksniuotos oro gynybos sistemos, kokia dabar šiais laikais yra naudojama, tarkim, tai pačioj Ukrainai, nes oro pavojų tas visas kiekis yra pasikeitęs, atsiradus dronam, ypatingai kai rusai iš iraniečių perėmė šahedus ir dabar kažkiek jos tobulina. Taigi pasidarė nebeapsimoka tiesiog naudoti brangių raketų dronam numušinėti pigiam. Taigi Ukraina jau susikūrė savo sistemas ir tas sistemas yra sluoksniuotas, tai yra ir visokios elektroninės trikdymo priemonės, ir mobilūs vienetai, ir dronai perėmėjai, ir taip toliau, ir netgi. Bet patys ukrainiečiai šiai dienai stinga būtent balistinių raketų atmušimo vienetų. Šiaip raketas jie gali atmušti, nes turi dar ir vokiškas Airis sistemas ir lėktuvai. Ta prasme, paprastas raketas galima ir lėktuvų raketomis numušinėti,
Bet vat balistiniam raketom yra visai kita technologija, biški tokia rimtesnė ir to ukrainiečiai šiai dienai negali padaryti. Plius rusai smarkiau ėmė naudoti pastaruoju metu ne šahedus, nes yra pastebima, kad šahedo atakos sumažėjusios yra, bet padidėjusios yra truputį naujesnės kartos Rusijos reaktyvinių dronų atakos, kur jie skrieja žemiau, skrieja greičiau, dėl to Ukrainos dronai perėmėjai ne viską gali paimti. Ir čia iš tikrųjų netgi yra tas momentas, kur vat kaip visi kalba, kad Europa vat nespėja šitoj vietoje ir ta pati Lietuva nesirūpina savo oro gynybą, tai vat kol vyksta šis karas yra labai sunku pagauti tą momentą, kokią sistemą naudoti, nes puolimo ginklai ir gynybos vis dar labai smarkiai tobulėja. Kur ukrainiečius pagrindė, sakau, puolė šahedais, tai va dabar rusai daugiau netgi ima koncentruotis į tuos reaktyvinius dronus, kur netgi tie patys dronai perėmėjai nebegali taip jų atmušti. Ir tada kitas momentas yra būtent tose balistinėse raketose, nes rusai per mėnesį pasigamina iki 100 balistinių raketų ir pusiau balistinių raketų. Pusiau balistinės tai tos, kurios neskrieja tokiu pat dideliu greičiu kaip balistinės, bet jos išlaiko tą pačią trajektoriją, ta prasme, staigiai kyla aukštyn ir staigiai leidžiasi žemyn. Tai va, ukrainiečiai turi šitą problemą. Ir turi šitą problemą, nes jie jau suprato, kad nėra to vieno stebuklingo vieneto, kuris gali geriausiai apsaugoti nuo oro visokių pavojų. O vat amerikiečiai, eidami į Irano karą, dar to nesuprato ir to nesuprato visas artimųjų rytų regionas. Ir kai iraniečiai pradėjo leisti šimtus savo šahedų, tai visus juos tiesiog visi aplinkui numšinėjo Patriot raketomis. Ir dabar yra tas momentas, kur ką aš jau pasakoju jau kuris laikas, tai kad amerikiečiai ant tiek išsišaudė, kad nebegali sau leisti tęsti to karo taip kaip tokiu tempu, kaip pradėjo. Nes tiek arabų šalis yra išsišaudžiusi savo Patriot atsargas, tiek amerikiečiai yra išsišaudę savo Patriot atsargas, jų bazės nėra apgintos, Izraelis yra išsišaudęs. Ir nesvarbu, kad tu turi puolimo raketų dar, bet jeigu tu neturi gynybos raketų, tai tada gaunasi tas pats momentas, kad tu negali rizikuoti tiek tęsti to karo tokiu pat tempu, kai Iranas vis dar gali šaudyti tave ir tu neturi gynybos. O čia yra tas momentas, kur netgi kalbant apie tos pačius Tomahawk raketos, tai amerikiečiai iki pusės jų išsišaudė, ką turėjo. O apie Patriotą kalbant, amerikiečiai iki karo turėjo nuo 2,5 tūkstančio iki 3 tūkstančių kai kuriais skaičiavimais tų raketų, o šiai dienai jie turi mažiau negu 1000 Patriot raketų. Tai ant tiek yra išsekusios atsargos. Tai čia ir toksai jau negali sakyti, kad jie neturi, bet tai yra jau tokia kritiškai nebepatenkinama situacija. Ir dabar įsivaizduokit, kad Iranas gali tempti laiką, kaip aš ir sakau. Jie gali truputį pašaudyti, tarkim, atakuoti kokį nors Hormūzo sąsiaurį plaukiantį laivą, jeigu jiems nepatinka. Amerikiečiai negali sau leisti tiesiog neatsakyti ir pasirodyti silpnais, jie turi atsakyti ir atakuoti Iraną. Aišku, vėl senka tos atsargos, kurios yra ir taip jau mažas. Jeigu amerikiečiai atakuoja Iraną, Iranas visada atsako, pastaruoju metu atsako kaip tyčia į amerikiečių bazės. Amerikiečiai turi naudoti toliau savo tas ir taip vėl išsekusias Patriot raketas, nes jie regione nenaudoja kažkokių dar dronų, netgi tų pačių dronų perėmėjų. Amerikiečiai dar smarkiai nenaudoja ir tie patys arabai dar neturi dronų perėmėjų. Jie tik tai kol kas vis dar konsultuoja su ukrainiečiais, kaip vykdyti kaip protingiau vykdyti tą oro gynybą. Tai va tokia problema yra, kad tiek Iranas gali tempti to laiko, kad ir Trumpas kiekvieną kartą pažadės, kad
įvykdys baisų sunaikinimą Irano, bet ateis momentas ir tada ta diena X, kai Amerika turi šaudyti kaip niekad smarkiai. Ir tada Trumpas paskelbė lygiai taip pat, kaip įvyko dabar po pastarųjų gerų 2 savaičių šaudymosi, buvo grasinimas didelis, sunaikinsiu. Atėjo diena, Trumpas pasakė, o Iranas taiga pradėjo kalbėtis. Iranas sako, ne, mes nesišnekam. Ta prasme, čia tokia Trumpo yra taktika, kas nors sako, kad Trumpas gyvena tam savo įsivaizduojamam pasauliu, kuris derasi su nematomais draugais, bet esmė tame, kad iš neturėjimo kaip išsisukti iš situacijos, kai tu turi mažai atsargų, tu esi priverstas meluoti, kad Iranas staiga sutiko kalbėtis ir dėl to mes nutraukėme tą baisę ataką, kurią žadėjome. Nors tos atakos net nebūtų buvę vienu ar kitu atveju, tiesiog įvyksta pasteisinimas. Ir tai atrodo ima atrodyti gan apgailėtinai. Ir įsivaizduokit, kaip šone sėdi kinai ir ramiai žiūri į visą šitą spektaklį, valgydami popkornus ir džiaugiasi, kaip tiesiog akise jų strateginis priešas silpsta. Ir čia netgi yra tas momentas, kur mažai šans, kad tai vyks, bet vis dar yra šansas, kad kinai gali pasinaudoti savo auksinę akimirką, nes jie galbūt gali nebūti tiek pasiruošę karui su Taivanu, kiek jie norėtų būti pasiruošę, bet jie gali matyti tą auksinę akimirką, kur arba dabar yra tarpas, nes amerikiečiai yra labai smarkiai nusilpę, arba niekada. Tai čia toks įdomus momentas pastebėti pasaulio irgi istorijoje, kaip visą tai rutuliuosis, ar kiniečiai gali drįsti dėl šito Amerikos atsargų išsekimo žengti žingsnį ar ne. Grįžtame prie Patriot problemos. Taigi, amerikiečiam reikia atstatyti savo atsargas, nes jos yra išsekusios jau nebepakeliamai. Dėl to amerikiečiai patys didina savo gamybą. Jie ir prieš tai pasigamindavo apie 620 raketų per metus. Bet to šiai dienai nepakanka, todėl Amerikos vadovybė prašo Senato daugiau pinigų, vėlgi oro gynybos sistemų gamybų didinimui ir raketų didinimui. Bet vėlgi reikia įsivaizduoti, kad tas atsargas dar reikia atgaminti, atsargas pačias, tada reikia partnerio atsargas atgaminti artimuosiuose rytuose, savo artimųjų rytų bazės tinkamai apsaugoti, nes kaip žinia, jos iki šiol nebuvo tinkamai saugomas, nes Iranas gan sklandžiai jas visas atakavo ir daug sunaikino. Tai amerikiečiam visą šitą reikėtų dar peržvelgti, ar tom bazėm nereikia papildomų sistemų. Ir tik tada amerikiečiai pradės galvoti apie tai, kiek jie gali tiekti Ukrainai. O tuo tarpu, artėjant žiemai, visa bėda yra tame, kad ukrainiečiai gaus panašų kiekį tikriausiai raketų, kaip gaudavo praeitą žiemą. Tai yra, kiek europiečiai gali surankėti iš savęs. O tie patys europiečiai negauna kažkokio irgi baisaus papildymo iš amerikiečių, nes amerikiečiai tiesiog netgi stabdo tiekimą raketų tiem partneriam, kurie jau yra nusipirkę, ta prasme susimokėję į priekį ir turėtų gauti raketas, bet tas tiekimas stabdomas, nes amerikiečiai patys neturi tų raketų. Tai čia yra tas momentas, kur Europos Patriot raketų atsargos irgi baisiai neauga. Ir praeitą žiemą mes jau turėjom tą momentą, kur, europiečiai tokie yra, mes visą karo momentų matom tą tokį nesusitarimą pastovų, kur vienas sakys, čia tie turėtų duoti tų raketų, čia ne, tai čia jie turėtų duoti, tai gal jūs duokit, tai gal jūs duokit, o kodėl jūs neduodat, o kodėl mes turim duoti. Tas toksai pastovus tarp europiečių yra toks momentas ir ukrainiečiai daug tų raketų tikrai gausis, kad, gauna minimaliai tiek, kiek vos užtenka. Bet kai rusai per mėnesį pasigamina apie 100 tų raketų ir
Tai klausimas, ar europiečiai to 100 raketų gali surankyti tiek per mėnesį, ta prasme, Ukrainai šiai žiemai. Ir netgi dar iki žiemos, nes jau šiuo momentu Ukraina yra kritinėme lygyje atsargų. Ir aišku, yra kitas žaidimas, tai ant kiek ukrainiečiai sugebės išdaužyti kažkokias tai gamybos bazės ar tiekimo grandinės būtent tų rusiškų balistinių raketų gamybai. Ir gal taip kažkaip lėtins, nesgi nebereikalo ukrainiečiai paprašė Trumpo, kad susikalbėtų su Masku, kad šitas duotų naudoti Starlink sistemoms Rusijos teritorijoje, kad galima būtų atakuoti rusų raketų paleidimo sistemas. Ir čia aš matau tokį iš tikrųjų kitą momentą, kur vat, o dabar Zelenskis turėtų truputį gal ir gailėtis, kad Feodorovą atleido, nes Feodorovas kaip tik turėjo kontaktą su Masku, nes būtent ir Feodorovą buvo ir susitarta dėl visos Starlink sistemos naudojimo Ukrainai jau prieš kurį laiką ir dėl to, kad rusam buvo blokuotas Starlinkas, būtent per jį buvo susitarta. Bet iš kitos pusės lygiai taip pat galiu pasakyti, kad kaip Feodorovas visada šneka, kad jam svarbiausia yra Ukrainos pergalė, tai palauk, jeigu tau tikrai būtų svarbiausia Ukrainos pergalė, tai tu kalbėtumėsi su Masku šiuo klausimu, ar tu esi gynybos ministras, ar tu nesi juo. Ta prasme, tai va čia toksai irgi kabliukas iš mano pusės žvelgiant, o kodėl tu to tada tiesiog negali padaryti, jeigu tau tikrai svarbiausia yra tiesiog Ukrainos pergalė. Tai va toksai momentas yra. Žodžiu, tam kartui paspauskit like, jeigu dar žiūrit. Vėliau būtinai parašykite komentarą, ką manote šią temą, prisijungkite prie kanalo, nes tai labai padeda sklaidai mano. Dėl to dėkingas aš jum. Ir tęsiant temą, reikia suprasti, kad šita žiema bus, ta prasme, kažkokių stebuklingų išeičių Ukraina neturi šiai žiemai. Tiesiog kiek Europos surinks. Nes iš Amerikos labai, jeigu gaus, tai super minimaliai. Ir tai, ką Europa nupirks iš Amerikos, jeigu amerikiečiai leis pirkti. Bet yra keli momentai, kur iš tikrųjų šiuo visų klausimų pastaruoju metu buvau toks gan pesimistinis ir tokių liūdnos nuotaikos, bet po to pradėjau domėtis. Ir yra europinė viena sistema oro gynybos, kurią iš tikrųjų senai jau žinau, bet žinau, kad jin yra komerciškai nepopuliari. Bet va čia yra tokia mini viltis. Prancūzai ir italai turi savo CMT oro gynybos sistemą. Ji yra pajėgi perimti balistinės raketas. Ir šiuo momentu jau yra sukurtas prototipas ir toliau bus kūriamos naujesnės kartos CMT-NG sistemos, kurios dar geriau perima tas balistinės raketas. Visa bėda yra tame, kad prancūzai su italais susikūrė šitą sistemą savo, o kadangi jau Europa jau buvo iš senesnių laikų užsipirkusi tų Patriot sistemų ir Patriot sistemos buvo integruotas į visą NATO bendrą gynybos sistemą, tai netgi patys europiečiai labai nesiveržia pirkti dar ir naujos sistemos, nors jin yra europietiška, o ne amerikietiška. Bet laikai keičiasi ir gal įvyks kažkoks lūžis, nes kadangi tos sistemos nebuvo daug parduodama, tai ir patys gamintojai negali labai daug visko užsigaminti ir dar prieš karą su Rusija CMT sistemos Aster 30 raketų buvo pagaminama tik 32 per metus. Nuo 2025 metų buvo įlieta nemažai pajėgų į šitos kompanijos gamybą. Ir jie jau šitais metais planuoja pagaminti 100 raketų per metus, o žvelgiant į priekį po 300 raketų per metus. Tai ir čia bus jau grinai europinis produktas, kur Amerika neturės jokio žodžio, ta prasme. Kas dar šiuo momentu pradėjo naudoti šitą sistemą Europoje, tai yra danai, nes danai, kaip žinia, nelabai gerus santykius pastaruoju metu turi su amerikiečiais, nes Trumpas karts nuo karto pabaksnojo į Grenlandiją
Danai nenori turėti kažkokios priklausomybės nuo Amerikos, kad jie neturėtų įtakos svertų prieš Danus, jeigu Grenlandijos klausimą vėl norės pabaksnuoti, tai Danai staiga naujas oro gynybos sistemas irgi pradėjo pirkti SMT. Ir tada yra paskutinis momentas, kur vieną tokią sistemą turi jau ukrainiečiai. Vieną sistemą visada reikia įsivaizduoti, kad tai yra viena sistema, tai nėra vienas paleidimo įrenginys, taip sakant, nes stovi radarai, stovi vadavietės ir dar sistemos sudaro keli paleidimo įrenginiai, tai va, kur stovi mašina, pasikelia raketų paleidimo tą sistemą visą ir pasileidžia raketas. Kiekvienoje toje sistemoje yra dar po kelias raketas. Tai bendroji visoji toj vienoj baterijoje, taip vadinamoji, tarkim, oro gynybos būna paprastai 6 arba 8 paleidimo įrenginiai. Lygiai taip pat su Patriotais yra. Ir Patriot ukrainiečiai sistemų arba vadinamą baterijų šiai dienai turi 11, o SMT turi 1. Bet iki metų galo prancūzai duos dar 2 pilnas baterijas. Taip pat iki metų galo prancūzai su italais pažadėjo, kad surinks kiek gali daugiau šitų Aster 30 raketų šitom sistemom. Nuo kitų metų ukrainiečiai pradės gauti naujos kartos SMT NG sistemas šitas, tai yra 4 jau užsakytos. Ir kadangi amerikiečiai nedavė ukrainiečiam Patriot licenzijos, tai va čia tas momentas yra, kur amerikiečiai neduoda, ten europiečiai pasistiebė. Ir prancūzai su italais davė ukrainiečiam pilną Aster 30 raketų licenciją ir ukrainiečiai patys pradės gamintis jas. Ir netgi prancūzai davė netgi Scalp raketos licenciją ukrainiečiam. Čia yra puolamoji raketa, bet aš tik noriu pasakyti, kad vat, yra kur europiečiai pasistebė. Ir va čia yra toksai gerasis momentas visos šitos istorijos. Sekantis momentas yra, kad ukrainiečiai patys kūrė savo antibalistinę oro gynybos sistemą ir Firepoint kompanijos FP7 balistinės raketos pagrindu jau yra sukurta ir išbandyta antibalistinė raketa, taigi ukrainiečiai jau turi savo veikiančią antibalistinę raketą, turi paleidimo sistemą. Visame šitame jau yra bendradarbiaujama su vokiečiais. Ta prasme, ne pažadai, ne apsikalbėjimai, bet jau procese yra bendradarbiavimas dėl radarų tiekimo būtent šitom sistemom, o europiniai partneriai visame tame tiek komponentus gamybai, tiek satelitų stebėseną ir ankstyvąjį perspėjimą visą ateinančių oro pavojų ir integruos visą šitą ukrainietišką sistemą į bendrą europinę oro gynybą. Tai va, žvelgiant į ateitį, čia yra toks momentas, kur karts nuo karto ukrainiečiam karo metu tenka perlipti tą laiptelį. Ir kaip atrodė, dar netaip seniai ukrainiečiai pradėjo šitos rusus daužyti ir tolimuosius smūgius pradėjo labai smarkiai didinti ir logistiką naikinti ir atrodė visi buvome ant tokio pakilėjimo, kur ukrainiečiam dabar jau gerai eina. Ir staiga turim tą momentą, kur biškin oro gynybos sistemų nebeturim. Tai yra raketų, būtent svarbiausia tų raketų, kur yra visiškas Achilo kulnas, tai numušinėti balistinės rusų raketas. Ir rusai, aišku, kaip tyčia dabar didina tas atakas, tiek miestų infrastruktūrą daužo, tiek ir karinius objektus iš tikrųjų atakuoja gan smarkiai su balistinėmis. Čia yra Ukrainos labai didelis Achilo kulnas šiai dienai. Tai kai tas laiptelis bus perliptas, nes kadangi ukrainiečiai vis tiek kažkiek susirankės iš europiečių tų raketų, kažkiek amerikiečiai padidins tą gamybą ir vis tiek europiečiai pirks iš amerikiečių ir tiek su ukrainiečiam, tada patys ukrainiečiai gaus europinės, kaip ir sakau, SMT, naujas sistemas ir patys gaminsis tas raketas ir dar patys gaminsis savo raketas. Tai kai tas laiptelis jau bus perliptas, tai čia jau atgal kelio nebebus. Čia jau bus išspręsta problema. Bet čia žiemai tas momentas yra, kad visgi
labai toks liūdesėlis yra, kad teks rankioti tiek, kiek teks susirinkti iš europinių partnerių. Tai va tiek žinių apie oro gynybą ir problemas ir jų sprendimus. Tai va 2 faktai yra. Vienas faktas yra tas, kad jau viešai pripažįstama, kad amerikiečiai tikrai išsišaudė savo atsargas kare ir ta problema tikrai yra. Ir antras faktas yra geras, kad yra minimalus europinis atsakas, kuris turi visus šansus plėstis gamybą ir žvelgiant į ateitį, Ukraina kažkokių baisių bėdų neturės. Tai va, tam kartui iki kitų temų.